pristatymę vartosiu kitą sąvoką sutarčių portalas, kad būtų truputėlį paprasčiau visiems, ilgai nevardinti tą partneriai valdymo posistėmis, bet šiaip Sveidroje reikia ieškoti sutarčių su partneriais valdymo posistemiu. Ir jeigu kada reikėtų registruoti kokius incidentus, tai visada prašau mūsų partnerių, kad IT pagalba rašytų SPVP, Saulė, Paulius, Vilma, Paulius. Ir tada labai greitai pasiekia mane ir galiu jums padėti išspręsti kuo greičiau visus nesklandumus. Bet pirmiausiai, kad išvengtumėm visokių nesklandumų, tai pirmiausiai norėtumėm pristatyti ir galbūt pasižiūrėsim, kad tai nėra toks sudėtingas procesas. Ir tos vaistinės, kurios jau įsiregistravo, tai tikrai matė, kad tai nėra labai sudėtinga, o tos, kurios dar tik tai registruosis, tai pristatysiu, kaip įregistruoti vaistinę, toliau kaip priskirti darbuotojams roles, kaip jeigu keičiasi kokia nors vaistinių duomenys, kaip juos atnaujinti ir pereisim prie prašymų pildymo, dėl sutarties papildymo, nutraukimo arba sudarimo ir sutarties pasirašymo. Tai toks būtų mūsų pristatymas. Ir įstaigos potencialūs partneriai arba jau esami partneriai naudoja nuorodą https spvp.vlk.lt arba tiesiog gali rasti VLK ligonių kasa lrv.lt nuorodas, kaip prisijungti prie sutarčių portalo, kuris yra sukurtas kaip išorinis portalas, prisijungti visoms įstaigoms, kurios norėtų sudaryti sutartis arba papildyti savo sutartis, pakeisti. Tai paspaudus nuorodą SPVP, .vlk.lt pakliūnama į lauką, langą, kuriame reikėtų pasirinkti. Jeigu pirmą kartą registruoja įstaigą, tai tik tai vienintelį kartą reikėtų spausti tuos šviesiai žalsvus laukelius. Ir šiuo atveju turėtų pasirinkti, jeigu registruoja pats vadovas įstaigą, tai renkasi registruoja įstaigos vadovas. Bet jeigu yra įgaliotas asmuo atlikti šiuos veiksmus, tai tada turėtų rinktis registruoja įgaliotas asmuo. Toliau visas procesas, kiekvieną sekantį prisijungimą, kai jau norite papildyti ar kažką pakeisti šiame sutarčių portale, visada reikia jungtis tik tai prisijungti. Geltonos mes tiesiog turim pamiršti, mums reikalingi tik tai mėlyni langeliai. Prisijungti, kai prisiregistravę arba kai būna naujo vadovo registracija. Šis atvejis yra svarbus tuomet, kada keičiasi jūsų įstaigų vadovai. Sakykime, susitvarkius duomenis registrų centre, jie automatiškai ateina iki sutarčių portalo, tik tai turi autentifikuotis pats vadovas. Tai vadovas susitvarkęs registrų centre duomenis spaudžia prisijungti naujo vadovo registraciją. Ir toliau aš paskui parodysiu detaliau, kad reikia tik papildyti jo kontaktiniais duomenimis laukus ir patvirtinti. Bet grįžkime prie pirmo žingsnio, kad nauja vaistinė arba dabartinė vaistinė, kuri dar nenaudoja sutarčių portalo, kad įsiregistruotų, turi paspausti registruoja arba įstaigos vadovas, taip, ir suvedus juridinio asmens kodą, paspaudus toliau, identifikuoja mūsų portalas pavadinimą, paspaudus toliau yra pakliūnama iš karto į kitą langą, kuriame galime matyti, kad sukrenta didelis kiekis duomenų, sakykime, adresas. Jeigu vaistinė, tai vaistinės turi iš VVKT gavę licencijas, tai tuos duomenys mes jau gaunam irgi iš VVKT. Toliau duomenys apie vadovą taipogi sukrenta, matote, čia jau yra netgi laukai, kurie negalimi pildyti, jie truputėlį užtamsinti. Tai tik tai reikėtų papildyti kontaktiniais duomenimis juridinio asmens paskyros registracijos lauką. Jeigu registruoja ne pats vadovas, o įgaliotas asmuo, tai čia šioje vietoje reikalinga papildyti daugiau duomenų ir pridėti bylą, tai tiksliau dokumentą, kokiu pagrindu jisai yra įgaliotas.
ir automatinio patvirtinimo sistema negali suteikti, kadangi tai turi jau VLK administratorius sistemose pasižiūrėti, ar tai tikrai yra dokumentas validus, ar tikrai galima suteikti prieigą ir įregistruoti tokią įstaigą. Sekantis dar laukelis, kuris yra privalomas, reikia nurodyti sąskaitos numerį ir banko, bet kartais būna taip, kad įstaigos turi keletą sąskaitų, tai čia šiuo atveju reikia tą pagrindinę nurodyti, bet jeigu matote, kad dar reikalingi tolimesni veiksmai, kaip kad papildyti didesnių kiekių sąskaitų, tai reikėtų rašyti vlk@vlk.lt. Taipogi irgi parodysiu vėliau visus šios žingsnius. Supildžius pagrindinę informaciją ir kai yra jau įstaiga patvirtinta, šiuo atveju jūs patenkate į naują langą, kuriame matosi visi funkcionalumai, kuriais jūs galėsite naudotis. Tai šiuo atveju mes pradedam nuo darbų, ką galėtumėm įgalioti. Įgalioti naujus asmenis, naujus kolegas, kurie, sakykime, turėtų atlikti tam tikrus veiksmus, kaip kad papildyti prašymą, bet nepasirašyti, arba dirbti su sąskaitomis ateityje, toliau galbūt pasirašyti sutartį, arba kitus specialistus priskirti atėjus poreikiui. Šiuo atveju paspaudus įgalioti asmenys, įgalioti naują asmenį, šiuos veiksmus atlieka dažniausiai arba direktorius, arba tas žmogus, kuris įregistravo įstaigą, tai įgaliotas asmuo, ir gali tik tai vieną asmenį įtraukus, jam suteikus paskyros administratoriaus funkcijas, toliau leisti paskyros administratoriaus funkcijas turinčiam specialistui įtraukti kitus specialistus, kad atlaisvinti patį direktorių, taip, kad pats direktorius neprivalėtų čia kiekvieną kartą jungtis ir atlikti registraciją. Šiuo atveju reikalingas asmens kodas, vardas, pavardė ir vėl autentifikuojantis, identifikuojant asmenį atsiranda papildomi laukai, kuriuos taipogi reikia būtinai užpildyti, visi pažymėti žvaigždute, čia atsiprašau, pareigas įmečiau telefoną, bet čia turėtų būti nurodytos jūsų įstaigoje to žmogaus pareigos, elektroninis paštas ir telefono numeris bei rolė. Rolė yra pakankamai, galbūt netgi rekomenduočiau, jeigu yra tik tai direktorius turintis paskyros administratorių arba dar vienas asmuo, kuris, sakykime, turi vykti į užsienį, dažnai negali prisijungti, tai kad dar kažkam suteiktų paskyros administratoriaus funkcijas, rolę, dėl to, kad kartais būna taip, kad vienas atostogauja, bet sutartį būtinai reikia pasirašyti, reikalingi kiti veiksmai. Tai čia šiuo atveju jūs viduj turite apsitarti, kam galėtumėte suteikti šias roles. Taipogi yra toks atvejis, kad jeigu duomenys pasikeičia, telefono numeris, elektroninis paštas, labai dažnai registrų centras atnaujina tam tikrus duomenis, kuriuos mes irgi paimdami iš karto įjungiam mygtuką, kad reikalingas duomenų patikrinimas, ar tai tikrai aktualūs duomenys. Todėl specialistai, kurie neturi sutarčių administratoriaus rolės, paskyros administratoriaus rolės, jie toliau negali tęsti savo darbų, nes jie negali patekti į šį lauką, į šį langą, dėl to, kad reikia visą laiką patvirtinti aktualiausius duomenis. Tai čia siūlyčiau bent jau, jei nenorit paskyros administratoriaus rolę suteikti, tai siūlyčiau sutarties administratoriaus rolę, kad jis galėtų patvirtinti, kad taip, duomenys yra aktualūs. Duomenys aktualūs, kalbama apie paskyros duomenys, kokie yra kontaktiniai, banko sąskaita pagrindinė ir taip toliau. Tai va čia šitie duomenys, jie nuolat klausiama, ar tai yra aktualiausi duomenys vaistinė šiuo atveju. Kaip minėjau apie direktorių, jeigu pasikeičia direktorius ir jūs turite naują direktorių, kad jisai galėtų pasirašyti sutartis, turi autentifikuotis, spaudžiant mygtuką prisijungti naujo vadovo registraciją. Tik susitvarkius visus duomenis aktualizavus registrų centre. Taip, toliau.
Sutvarkius visiems roles, tęsiant procesą, paspaudus tęsti, jūs patenkate į langą, kuriame reikia susipažinti su sąlygomis ir patvirtinti, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Vienas iš pagrindinių ir vienas iš svarbiausių, vėl aš pažymėjau tą trečią punktą, kuriame prašome jūsų tikrai atidžiai pasižiūrėti, jeigu kažkas keičiasi, informuoti, tai yra prisijungti prie sutarčių portalo ir atnaujinti savo duomenis. Nes tikrai būna atveju, kad susidurėm, kad duomenys neatnaujinti ir tiesiog negaunate, sakykime, informacijos, nes elektroninis paštas yra pasikeitęs, kaip pavyzdys. Dar parodau, kokie tada tie laukai, kuriuos jeigu keistų kažkas keičiasi, ką galima, ko negalima, taip patvirtinti, įvesti naujai. Ir dėl sąskaitos dar kartą pasikartosiu, kad jeigu keičiasi sąskaita, nepakanka šitam lauke įvesti tik tai sąskaitos dėl to, kad neatsitiktų, mes esame įvedę tokį kaip dvigubą kontrolę, patikrinimą, kad jeigu pasikeičia sąskaita, jos pasikeitimo informaciją reikia persiųsti į vlk@vlk.lt. Ir dar mūsų finansų skyrius pasikreipė į vadovybę vaistinės ir pasitikslina, ar tikrai reikia pakeisti sąskaitą, kad neatsitiktų. Tai čia šiuo atveju toks yra procesas įregistravimo. Kaip matote, yra tie patys pagrindiniai veiksmai, kaip įregistruoti, suvesti pagrindinius duomenis ir toliau galima dirbti su prašymų pildymu, sutarčių keitimu. Šiuo metu įstaigos turi galiojančias sutartis, kurios yra užkeltos, kaip pat dabar demonstruoju vieną eilutę, bet gali būti, kad jūs turite ne tik kaip vaistinės sutartį, bet gal kaip ir ūkio subjektai, tai gali būti ir daugiau čia šių eilučių, bet šiuo metu paspaudus prašymai sutartys mygtuką atsivaizduoja tik viena eilutė. Viršuje paspaudus pildyti prašymą iššoktų kitas langas, kuriame reikia pasirinkti, kokio tipo jūs sutartį norite pildyti. Šiuo atveju taip, mes rodome, kad tai yra viena, tai automatiškai kaip ir jau suprantama, kad galima būtų pildyti šitą, bet kitą kartą reikia atsižvelgti, pasižiūrėti, ar jūs pildote vieną, ar dėl ūkio subjektų, ar dėl kompensuojamų ir MPP vaistų, kaip vaistinė pildote, tai paspaudžiate šį mygtuką ir patenkate į kitą langą, kuriame tam tikri duomenys jau ateina iš turimos sutarties ir reikalinga tik tai numatyti veiksmą, nuo kada jūs teikiate parašymą. Jeigu specialistas tik pildo ir žino, kad jo vadovas, sakykime, pasirašys ar įgaliotas asmuo pasirašys prašymą sekančią dieną ar pirmadienį, tai čia galima nurodyti ir į priekį datas. Gal atgalinės datas nelabai galima nurodyti, nors leidžiama, bet nesiūlome. Ir jeigu jūs bepildydamas išsijungia ekranas ar ten išėjote iš sutarčių portalo, visi duomenys, ką jau esate užpildę, išsisaugo, tad reikia grįžti į tą patį prašymą. Nepildyti naujo, bet reikia keliauti į mano užduotis, čia atsiranda kaip ir vis tiek skaičiukas vienetas, kad jau pradėta viena užduotis, vienas prašymas ir paspaudus peržiūrėti prašymą, įeiti į tą patį prašymą ir tęsti toliau jo pildymą. Dar atkreipčiau dėmesį į langelį, kas pasirašys prašymą. Nes šiuo atveju kartais būna taip, kad vienas asmuo, vienas kolega užpildo, bet kitas kolega turi teisę pasirašyti. Tai jeigu čia bus nurodytas kitas asmuo, ne tas, kuris pasirašys, mes klaidą ir neleis pateikti prašymą. Tai čia tiesiog kiekvieną kartą pasižiūrėti, kas pasirašys, ar tas asmuo, kuris yra prisijungęs. Taipogi paryškinau vieną laukelį, susiję pranešimai, bet kada, ar sutarties pakeitimo metu, ar paties prašymo pildymo metu, jūs galite
rašyti užklausimus specialistams, vaistinių sutarčių skyriaus specialistai matys, gaus tą pranešimą ir galės jums atsakyti. Jūs ne tik galite parašyti kokį nors pranešimą, bet ir pridėti dokumentus. Sakykime, pateikėte prašymą, bet pamiršote prikabinti vieną dokumentą. Tai yra funkcionalumas, kuris įėjus į tą patį jau pateiktą netgi prašymą, leidžia pridėti dokumentus, paspaudus susiję pranešimai ir įkeliant bylą ir išsiunčiant. Toliau, čia šiuo atveju aš paspaudžiau toliau kaip ir mygtuką, bet šiaip važiuojant žemyn, nes matot, čia juostelė yra pavažiavus žemyn, atsiranda dar du laukai, kuriuose galima arba pridėti, arba pašalinti veiklos vietas, šiuo atveju vaistinių veiklos vietas. Mano pavyzdyje yra tik tai viena veiklos vieta, bet kartais būna ir 200, priklauso nuo vaistinės. Ir šiame etape mes jūsų prašome patikslinti duomenis kiekvieno filialo. Tai šiame etape parašysime, kai jūs įsiregistruosite ir pildysite prašymą, supildyti visus duomenis apie kontaktinius asmenis. Ir specialiai paryškinau, kad reikalinga ir pareigos, kablelis vardas, pavardė, čia yra taipogi kontroliniai įvesti kontrolinės taisyklės, kurios nepraleidžia, jeigu, sakykime, telefono numeris per trumpas, jeigu elektroninis paštas be eta ir taip toliau. Tai jeigu neturite pasidarę sąrašo Excel'yje, tai yra palengvinimas, galima eksportuoti kontaktus ir užsipildžius juos importuoti. Ir kiekvieną kartą, jeigu pasikeistų tik tai telefono numeris, ar pasikeistų elektroninis paštas, ar, sakykime, prisidėtų naujas veiklos filialas, taip, jums tai reikia tik tai papildyti ir netgi nereikia žiūrėti, ar tai bus viduryje, ar tai bus pirma eilutė Excel'yje, sistema nuskaitys viską. Tas pats vyksta su kaimo vietovėse, taip irgi filialai čia supildomi, irgi pridedant arba pašalinant juos ir importuojant, eksportuojant kontaktus. Jeigu įsivelia klaida, duomenys neteisingai supildyti, jums neleis paspausti toliau ir jūs galite pasitikrinti. Paspaudus tikrinti išmeta visas klaidas. Identifikuojant, kurioje veiklos vietoje pagal adresą įrašo veiklos vietos adresą, kurioje veiklos vietoje yra netitikimai, kur reikėtų pasižiūrėti. Susitvarkius viską, aktyvuojasi, kai nėra jokių klaidų, rezultatas patikros 0, tai tada aktyvuojasi ir leidžia spausti toliau ir judėti pildant prašymą ir pridedant reikiamus dokumentus. Reikiamus dokumentus čia daugiau galėtų pakomentuoti vaistinių sutarčių skyrių specialistai ir jeigu jums kils klausimų, tai po to nurodysiu dar jums elektroninius paštus ir telefono kontaktus, kam reikėtų pasiskambinti. Aš daugiau galėčiau pakonsultuoti dėl techninių klausimų. Bet čia prisidėti galima tikrai bet kokį dokumentą, tai yra dokas ir PDF ir netgi screenshotą padarytą irgi leidžia pridėti. Visi mygtukai toliau atgal, kartais jie nesimato, nes jų padėtis yra apačioje centre, kur mano dabar pelytė juda. Tai pasirašymo mygtukas visada apačioje dešinėje pusėje arba atmetimo, gražinimo, bet judėjimo žingsnelio visada centre apačioje. Šį kartą aš, kad vizualiau matytųsi viskas ir ekraną tą, taupant erdvę ekrane, tai pridėjau arčiau truputėlį, bet šiaip jisai yra nuleistas žemyn. Ir pasirašymo visada šitoje dešinėje pusėje. Supildžius prašymą, ką jūs matėte prieš tai, susiformuoja dokumentai, kuriuos taipogi galima pasižiūrėti. Tai yra prašymo priedai, filialų, sakykime, sąrašas, kaimo vietovių, taip, sąrašas ir visi kiti jūsų pridėti dokumentai. Paspaudus pasirašyti, jūs nukelia į lauką, į langą, kuriame vėl dar kartą galima ir parsisiųsti dokumentus, jeigu jūs ten nežiūrėjot šiame etape, irgi leidžia. Ir
kartais įstaigoms kyla klausimų, kur mygtukas pasirašymo ir kur tų priemonių pasirinkimas. Tai, aišku, nėra labai ryšku, bet reikėtų ieškoti šitos juostelės. Su ja, atsiprašau, su ja pavažiavus truputėlį žemiau pasimato laukas pasirašymas ir pasirinkus priemonę, kurią jūs naudojatės, autentifikuojantis per e-valdžios vartus, jūs pabaigtumėt pasirašymo procesą. Tai toks prašymo pildymo etapas, kai jūs pateikėt prašymą, būsena pasikeičia ir, sakykime, prašymas yra pateiktas šitoje vietoje matytųsi. Dabar lange jums rodau prašymą grąžintą patikslinti, nes kai prašymas pateiktas vertinti, specialistai VLK peržiūrėdami, susipažindami, patikrindami dokumentus, galbūt turi prašymą papildyti dar, ar ten, sakykime, randa neatitikimų ir gali grąžinti jums patikslinti. Dar ką papildomai pridėjau, kad, sakykime, jūs bežiūrėdami, belaukdami, atsidarėte, paspaudėte pildyti prašymą ir išsisaugojo dar vienas papildomas prašymas, kuris vis dėlto jūs net neketinate jo teikti. Tai tokių prašymų jums gali leisti prisikurti tikrai labai daug, bet jie patampa šiukšlėmis. Ir dar po kas savaitę jie gali jums siūsti priminimus, kad jūs turite netliktų užduočių. Ir kas pirmadienį ateis toks priminimas, kad reikia pateikti prašymą. Šiuo atveju siūlyčiau visada išsitrinti tuos, kurie pašalinti visus prašymus, kurie yra nereikalingi, kurie tiesiog buvo sukurti arba jūs kūrėte, bet gal, sakykime, persigalvojate, nepalikti sukurtų prašymų. Būsena sukurtas naujas prašymas reiškia, laukia būsenos patvirtinti, pasirašyti. Jeigu neketinate, spaudžiate prašymai sutartis arba peržiūrėti prašymą, užduotį, tik reikia ant jo pažymėti ant šitos eilutės. Nes jeigu dabar spausite peržiūrėti užduotį, jūs pakliūsite, jūs įkels į prašymą, kuris yra grąžintas. Tai visada reikėtų tiesiog pasižymėti tą, kurį norite pašalinti. Šiuo atveju mes jau įėjome į prašymą, kurį grąžino tikslinti VLK specialistai ir viršuje matosi, kad čia dėl šitos licencijos, aš atsiprašau, mes testinėje aplinkoje, kadangi sukūrėme feikinę vaistinę, mes neturime kaip pažymėti, kad licencija galioja. Tai dėl to raudonuoja, bet šiaip čia neturėtų jūsų vaistinėse neturėtų tai raudonuoti. Bet dabar įstaiga, kada atsidaro jau grąžintą tikslinti prašymą, tai šiuo atveju reikia pasižiūrėti, kokias pastabas jūs gavote. Ir pastabos būna gautas vertinimas iš VLK. Kartais jos yra uždengtos, tai tiesiog varnele pažymėti ir atsidaro visas sąrašas pastabų. Šiuo atveju, mano kaip pavyzdys, vienas sakinys. Ir kol jūs nepaspausite koreguoti, tol tos prašymas, šiame prašyme jums neleis nieko koreguoti. Būtinas paspaudimas koreguoti. Ir tik tada susikuria nauja versija. Ir dar paklausiama, ar sutinkate su naujos versijos kūrimu. Tada paspaudžiate taip, sutinkame ir susiformuoja antra versija. Tada paspausti toliau ir leidžia jums viską toliau supildyti pagal pastabas, kurias jums pateikia VLK specialistai. Antro tą etapą nekartosiu, kur jeigu spausite toliau, jūs vėl pateksite į langą prikabinti dokumentus ir pasirašyti ir pateikti. Bet čia jau dabar, sakykime, sutartis, tai yra prašymas yra patvirtintas iš VLK pusės ir yra prasidėjęs sutarties rengimo procesas. VLK specialistai parengia sutartį ir atsiunčia jums pasižiūrėti, ar jūs sutinkate su sutarties projektu.
Tai čia šiuo atveju jūs gautumėt pranešimą į jūsų nurodytus elektroninius paštus, kuriuos irgi registracijos metu nurodote arba papildydami galite atnaujinti tos duomenys. Ir gaunate žinutę, kad turite neatliktų užduočių, prašoma prisijungti prie sutarčių portalo. Įėjus į sutarčių portalą, jūs visada matysite, kad tai pas jūs yra neatliktų užduočių. Mano užduotis gali būti 2 ar 1, o gal ir 5, kai pradėsim kitus dar funkcionalumus naudoti. Ir šiuo atveju peržiūrėti užduotį paspaudžiate, nes viena eilutė pažymėta. Jeigu tai būtų dar, sakykime, dar 3 eilutės, vėl reikia visą laiką pažymėti, kurią jūs norite atidaryti. Paspaudus peržiūrėti užduotį, patenkate į lauką, kuris yra kaip suformuotas sutarties projektas, kuriame reikalinga nurodyti, jeigu tai yra pirmą kartą pasirašoma sutartis ar sąlygų atnaujinimas, jeigu atsiranda toks laukas, kad reikia nurodyti asmenį dėl asmens duomenų teikimo sutarties, tai šiuo atveju pas jūs būtų galimybė pasirinkti tuos specialistus, kurie yra įtraukti į jūsų įgaliotų asmenų sąrašą. Iš jų pasirinkę, jeigu matote, kad vis dėlto norite dar kažką papildomo, kad tai kitas asmuo turėtų būti atsakingas, tai todėl galėtumėt vėl į tą juodam fone paskutinį langelį įeiti, įgalioti asmenys ir sukurti jam rolę. Ir šiuo atveju jisai irgi atsirastų ir galėtumėt parinkti. Čia pažymėjus asmenį, šiuo atveju aš vienintelė šiame testinėje aplinkoje, bet čia galėtų būti sąrašas, pažymėjus reikiamą asmenį, paspaudžiam toliau. Ir susipažįstate su dokumentu, čia susiformuoja irgi viršuje sutarties projektas, prie sutarties projekto pridedami priedai, tie patys priedai, kurie jūsų sutarties prašyme buvo. Ir jeigu jums viskas tinka, jūs galite paspausti mygtuką taip, nes yra klausimas, ar sutinkate su šia sutarties projekto versija, tada aktyvuojasi mygtukas perduoti pasirašymui. Jeigu jūs matote, kad jums kažkas netinka, jūs galite pažymėti ne, bet būtina tada surašyti visas pastabas, dėl ko jūs atmetėte šią sutarties projekto versiją. Nepažymėjus, neaktyvuojasi mygtukas pateikti pastabas. Jeigu viskas tinka, šiuo atveju jau kaip ir su jūs sutinkate, taip, tai paspaudus perduoti pasirašymui į valką pusė pasirašius, atkeliauja dar kartą užduotis jums ir jūs matote, kad reikia vėl peržiūrėti sutartį, bet jau ne patvirtinti projektą, bet pasirašyti. Laukiama pasirašymo iš jūsų pusės. Ir būna dokumentas, tai yra sutartis su visais priedais ir tai reikia pasirašyti. Šiame etape, kai jūs patvirtinate, kad sutarties projektas jums tinka, kai paspaudžiate, nukeliauja iš valka pusės, niekas negali nieko keisti. Tai šiuo atveju tik tai vyksta procesas pasirašymo. Jeigu būtų koks nors keitimas, jums būtų gražinamas iš naujo projektas, kad jūs galėtumėte peržiūrėti, kokie pokyčiai buvo atlikti. Jeigu viskas aišku, tai tada pasirašoma, vėl paspaudžiant mygtuką pasirašyti. Ir nukeliaujant į LPACO, mūsų dabartinio pasirašymo langą, kuriame nurodant savo asmens kodą, telefono numerį, kaip jeigu pasirenkat mobiliuoju pasirašyti, ar kitą priemonę pasirinkus, procesas yra uždaromas ir sutartis yra pasirašoma. Tai toks būtų sutarties prašymo pildymo, sutarties pasirašymo procesas.